nuotraukas ir vaizdelius, kurių daugelis buvo tikrai originalūs. Todėl nieko nelaukdami pasigrožėkime originaliausiamis grimasomis ir kartu pasijuokime. Šias Adomo Ikevičiaus atsiųstas nuotraukas pavadinome taip. Štai kas nutinka, kai per ilgai sėdi prie kompiuterio. Andriaus Zailsko nuotrauka Nirvana. Aušros Šulcaitės fotosesija persivalgiusi citrinų ir šokas pamačius save per televiziją. Elžbieta Ramanauskaitė ir jos dantukų fėja. Gintaras Jonavičius. Atrodo vyrų jau ne 16 metų, o pažiūrėkit kaip išsidirbinėja. Halina ir Andžai. Tikroji meilės grimasa. Gintaras Šemeta ir nagliausia fotkė. Justo grimasa Buožgalvis. Neringos Kapčiuvienės nuotraukos iš Mergvakario, kuris kaip visada baigėsi vienodai. Rolando Gauriliaus grimasa. Galite spėti, už ką jam sulaužė ranką. Rūta Minderytė. Smagu, kai žmonės nebijo iš savęs pasijuokti. Jauniausias grimasų konkurso dalyvis Tomas. Vilano Tugaudžio veido galimybės. Tai tiek jūsų atsiųstų grimasų šiam vakarui. Nesikuklinkite, siųskite mums savo grimasas, kompetentinga komisija atrinks pačias originaliausias ir nugalėtojas bus apdovanotas puikiu fotoaparatu. Na, o dabar pasižiūrėkime, kokios grimasos skraipo mūsų išrinktųjų Seimo narių veidus. Ar moka tokį juokingą veido išraišką parodyti? Nu, specialiai nesitreniravau, bet liežuvį iškišt, man atrodo, visi sugeba, ar ne? Mano visa veido išraiška juokinga. Galiu tik tai svajingą veido O išraišką. kokia svajinga būtų? Nežinau, man šitą savaitę buvo tokia juokinga, kad jau nebeliko laiko grimasom. Va tokia va. Ar galėtumėt parodyti kokią juokingą veido išraišką? Na tai bent. Gal užteks. Etikos kodeksui. Labai juokinga. Pabaigai siūlau pasižiūrėti filmuotą vaizdelį, kuris neabejotinai laimėtų pirmąją vietą originaliausių grimasų konkurse, tačiau mes negalim jo apdovanoti, nes nežinome nei to vyro vardo, nei pavardės. Pasižiūrėkite ir suprasite. Nu, o mes laukiame jūsу nuotraukų. Iki! Зарплату последнюю дали это 6 марта за ноябрьскую. Отработали вы когда? Последний месяц, в ноябре, 17 ноября. Почему решили на такую меру сегодня выйти? Потому что не платят. Постоянно обманывают. Думаете, поможет? Не знаю. Надеемся на вас. O dabar pats metas prisiminti, kaip